Kur šiandien važiuojam? Važiuojam apsižiūrėti būstą Paraíso de la Magia, Costa Casares apylinkėse. 10 minučių pėsti iki jūros, tai sakyčiau labai gera vietovė, labai gera urbanizacija. Taip, tai padarysime dabar lokacijos apžvalgą būsto, kuriame buvome apsižiūrėti. Čia matome Casares Costa. Prie Esteponos, žemiau Esteponos, čia yra Casares Costa. Nuo oro uosto maždaug valandą laiko kelio. Tas pats kaip nuo Vilniaus iki Kauno. Tai atstumai čia tikrai nėra dideli. O dabar, tai pradžiai gal pasižiūrime nuotraukas. Vat miegamasis, kurį mes matėme video. Čia yra antram aukšte miegamasis, nes tas būstas per daug aukštus. Dupleksas, taip. Nuotraukos atrodo viskas tvarkinga, gražu, nėra prie ko prisikabinti, ar ne? Matosi, kad senesnis būstas, bet nesimato, kad kažką realiai reikėtų labai tvarkyti. Jo, iš nuotraukų, sakykime, šitam koridoriui, laiptinėje vadinamoje, lipam į viršų. Ir tu nieko nematai iš nuotraukos, kad ten kažkokia problematiška siena, kampas, papelijas, papuvęs, atitrupėjęs. Tai iš nuotraukų taip dažniausiai ir būna, skelbimuose. Idealistą pavartyk skelbimus, ten nerasi nieko, kas būtų blogai. Atrodo viskas tvarkinga. Bet kai nuvažiuoji į realybę pamatai. Tai dažniausiai taip ir būna, kad, pavyzdžiui, skelbimuose įdėtos labai gražios, pašviesintos nuotraukos, o kai nuvažiuoji realiai apžiūrėti, tai pamatai, kad ir pelėsio yra, ir kažkur sudrėkusios sienos. Ir triukšmas didžiulis, gatvės kažkur gal netgi vyksta, eismas. Čia triukšmo nėra, urbanizacija rami, netoli jūros. Tai tvarkoj, tai nuotraukas pamatėm, dabar pati lokacija. Čia šitoj vietoj priartinus mes šitą urbanizaciją pamatysime štai va čia. Štai čia ir šita visa urbanizacija. Būstas yra šitas, ar ne? Teisingai? Taip, va čia jis yra. Ir aš, kai jau baseiną aprodė, tai aš jau šitų kelių čia filmavau, šitų kelių, šičia ir aš čia išlendau atgal. Tai aš apėjau visą šitą ratuką. Mūsų video matosi. Tai netoli yra restoranas, kavinė. Čia yra restoranas. Taip, Čiringito toks neblogas pajūry. Tai va šitoj vietoj Čiringito yra. Čia yra pilis tokia, bokštas likęs liekanos. Tai irgi labai yra fainai pavaikščioti po krantę. Taip, ir va šitoj vietoj. Va, čia mes, sakykime, nuo tos urbanizacijos galim nueiti pėstute, šitų kelių. Čia yra ėjimas pėstute kelias, čia pradeda tiltas. Tai mes to tiltų persikeliam per šitą greitkelį. Čia nusileidus, galim keliauti iki va šitos vietos. Taip, čia yra ta pilis. O šičia. Ten toliau eina paplūdimio visas ruožas, ten bėgioja, sportuoja žmonės. Po to čia galima eiti, bet taip pat ir va šitų kelių galima ateiti čia. Čia yra treniruokliai, galima visą šitą pakrantę pasivaikščioti ir va čia nužygiuoti iki Sabinijos netgi miestuko. Va šitoje vietoje yra klubas golfo, va šitoje vietoje yra golfo laukai. Čia važinėja su mašinytėm ir žaidžia. Šitoje vietoje yra įsikūrusios prabangios vilos. Šičia pastatytos naujos. Taip pat va šitoj vietoj yra labai brangios. Tai šita vietovė nėra kažkokia labai užleista ar pamiršta. Šita vietovė yra vystoma. Tai vystosi ir po 10 metų kainos čia bus tikrai daug didesnės. Prie jūros taip pat yra La Perla brangi urbanizacija, tokio marokietiško stiliaus, kur apartamentų kainos eina jau nuo $500,000. Taip, čia šitoje vietoje galima netgi ir matosi, kai būna geras oras ir mes galim pamatyti ir Gibraltarą. Taip, čia yra tas Casares Costa, kur mes esam, ir Sabinijos miestukas. Tai artimiausia parduotuvė yra, čia turim Lidlą ir mes turime Mercadoną. Štai šičia. Taip pat galima važiuoti į kitą Mercadoną. Link Esteponos. Taip, link Esteponos. Va šitoj vietoj, va. Šičia. Čia yra maždaug apie 10 minučių kelio iki šitos vietos. Va, šitą Mercadoną. Čia irgi statoma naujas kompleksas šitoje vietoje. Ne tik čia, bet ir čia statomas. Taip, yra čia yra visur vyksta statybos. Taip pat yra Aldi parduotuvė. Čia ir vaistinė yra. Viskas, ko reikia. Ir China supermarketas. Šitas didžiulis. Degalinė šitoj vietoj. Vienu žodžiu, viskas, ko reikia kasdienybei. O dabar einam pažiūrėti video.
Taip, čia va dabar va įsukam. Keliuku. Žiedukas. Va čia visa šita urbanizacija. Čia žmonės auto pasidėję būna. Čia šiukšlinė. Jo, konteineriai, šiukšlinės. Čia irgi toks žiedukas, aplink jį apvažiuoja. Iš tenais, kad tas atvažiuoja, suka žiedukų ir tenais. Taip. Čia yra... Ai, va čia išvažiavimo mygtukas. Neparodžiau įvažiavimo mygtuko. Tai čia pakylam truputį į kalniuką. Apvažiuojam. Kuris numeris reikalingas? 5. 4. Tai ten kažkaip toliau. Yra, ne? Va, tenais jau mojuoja. Nu, mes einam iš tos pusės. Čia tokia truputį nuokalnė. Va ten yra 5. Eina, mus pasitiks ir aprodys. Lipam laiptukais. Čia irgi žmonės įsikūrė žemiau, tai ten 1 aukštai. O mes čia lipame į tokį, kaip ir 2 aukštą, lietuviškų standartų. Va šitas būstas. Iš čia mes išėję. Mes iš čia išėję matome va tokį vaizdą. Nulipimą, iš kur atėjom tenais. Čia kiti žmonės įsikūrė, gyvena. Taip, šitas būstas, tai va dabar einam, nu ir matom standartišką stilių. Standartiškos durys. Nu niekas čia remontas nepadarytas. O čia matom tokį, aš nežinau, čia truputį tamsiau. Tai sunku pasakyti, ar čia pelėsis. Kažkokia, nežinau, sunku pasakyti, ar čia drėgmė, reiktų labiau studijuoti. Bet šita vieta matos iš karto. Va, papuolam į virtuvę. Iš koridoriuko. Virtuvę būtų galima pradidinti. O šitas kampas man toks įtartinas. Tai toks atrodo, kad pelėsis turi būti buvęs. Jo, čia ką galima padaryti iš karto. Griauti šitą sieną, kad įeitum į virtuvę. Galėtum įeiti į virtuvę. Čia viską perkelt reikėtų, prie kitos sienos, nu totaliai. Viską keista. Nes čia rozetė netgi kur sumontuota. Kaminai čia. Daug nelogiškų dalykų yra Ispanijai. Kiek esam susidūrę. Langelis. Veikiantis. Gerai. Skalbimo mašina. Nu viskas čia yra pasenę. Čia viskas yra, nežinau, čia 20-30 metų senumo. Tai čia šita urbanizacija yra 20 metų. 20 metų. Taip, tai matyt nuo pastatymo. Jo, nuo pastatymo viskas ir likę. Laikrodukas. Taip, toliau einam. Reiktų griauti ir atsiverti čia daugiau. Jo, tai jeigu išgriauti šitą sieną, iš karto tu papuoli į tokią erdvę. Tai tas dalykas. Aš esu už didelės erdvės, taip. Netgi ir šita siena nereikalinga. Nes jinai labai apsunkina pačią tą erdvės pojūtį. Nu, kondicionierius, kur sumontuotas, čia tokios žulaidėlės atseit. Kas čia mes matom, stalas čia padėtas, minkšti baldai šitoj vietoj. Čia va yra tokios kolonos, tai čia jau tą ispaniškų stilium, nes jos kolonos, jos laiko konstruktyvą, taip, čia laikančiosios ir jau jų negalima judinti. Sienas šitas galima griauti, tarp kolonų visas sienas galima griauti, bet kolonos yra laikančiosios konstrukcijos. Ir jau jų liesti negalima. Tai papuolam į terasą. Čia vas lenkstukas standartiškai. Būstas yra per 2 aukštus, dupleksas, tai čia yra 1 aukšto terasa. Čia yra 1 aukšto terasa, o paskui lipsim į 2 aukštą terasą, tai ten matysis jūra šiek tiek. Ką aš norėjau pasakyti, vat yra standartas Ispanijoje, va tokie laiptukai ir matosi, kad aukščiau terasa visa yra plytelės aukščiau negu šitos grindys viduj. Sienos truputį patrukinėjusios. Ten eina pas kaimyną iš karto. Ką mes čia turime? Turime romanetės, ar ne? Jos vadinamos. Rankinės. Užsitraukti nuo saulės. Galima elektrinės pasidaryti. Galima pasikeisti elektrinės, be abejo. Yra vanduo atvestas. Nubėgimas visas į čia sueina, vanolydis netgi yra.
Į lietvamzdis, taip. Ką mes matom, tai baseiną matom, taip. Ten baseiną ir ten yra kitas baseinas. Jūros nematom. Truputį, vos va tenais. Kraštelis jūros, vos. Bet čia saulės, va žiemos metu mes esam sausio pradžia, va saulė matosi tiesiai šviečia. Taip, čia kiti žmonės gyvena apačioj, čia kaimynai, kaip sakiau. Jūros akies krašteliutį gali pamatyti. Ten yra, taip, čia aikštelės. Aha, čia jau yra laukinė siena. Laukinė siena ir kaimynų jau šitoj pusėje nėra. Durys tvarkoj viskas. Jo, užsidarinėja. Cypia, aišku. Reikia sutepti. O mes čia turime elektrinės, ar ne? Jo, elektrinės žaliuzės. Elektrinės žaliuzės. Užsidaro, čia televizoriaus kabeliai. Internetai, marmuro grindis, šitas marmuras toks šiltas, malonus, nes būna pilkas, taip, o šitas yra jisai visai nieko. Va, ten užlipimas į antrą aukštą, ką mes čia turim. Miegamasis vienas, miegamasis, šviesa, kondicionierius, bendrą vaizdą parodžiau. Ten yra spinta sieninė. Vėlgi rozetės. Sieninė spinta čia nelysim, nes čia drabužiai. Radiatoriaus nėra, ten tik tai elektrinis nešiojamas radiatorius, o mes čia turime rankinės žaliuzės ir vaizdas. Mat štai toks atvažiuoja iš ten. Mes iš ten atėjom. Toliau einame. Vonia, dušas. Šviestuvai. Dušas, kriauklė. Spintelė, čia vandens užsukimas. Tai toliau einame, papuolame į miegamąjį. Čia vėl kito miegamo dušas. Mėlynos plytelės. Va, vaizdas į aikštelę, automobilių parkavimą. O čia dušas. Vonia. Kriauklė, spintelė, šviestuvas. Čia yra rozetė padaryta. Nuo čia eina iki ten. Ir čia tas ta rozetė. O šitam radiatoriui. Supratau. Ką aš matau, lubas truputį atitrupėjusios. Šitoje vietoje ir šitoje. Neaišku, kas čia buvo. Čia visur persidažyti, nes matau, čia ir miegamajam irgi lubas, ar ne? Ir net kampas žiūrėt prie... Oha, taip. Nu tai va tokie dalykai reikia atkreipdėmėsi, aišku. Ir aš ką galiu pasakyti, čia drėgna. Taip, čia yra drėgna. Tai jeigu drėgna, vadinasi yra problematiška šita vieta iš terasos pusės. Arba bėga iš viršaus vanduo per vidų, arba leidžia iš išorės sienos. Tai va, du variantai galimi, bet jau čia yra problemėlė, kurią reikia tvarkyti. Terasos durys, ar atsidaro? Užrakinta čia, spinutės tokios vaira. Čia elektrinė žaliuzė, taip, elektrinė žaliuzės. Čia raktelis gal yra? Nu čia yra atvesta iš tos dėžutės, čia viskas tokios dėžutės ir elektros. Aha, čia kaip įdomus sprendimas, garso sugėrimui. Ką mes čia turime? Kondicionierius pasenęs. O čia yra kanalai, kurie turėtų būti, grotelės turėtų būti ir kondicionierius turėtų būti sumontuotas vonioje, bet čia padaryti atskiri blokai. Dažniausiai būna kanaliniai kondicionieriai. Dažniausiai va toks pažeminimas ir kanalai būna. Dabar mes kur galime eiti? Į antrą aukštą. Galim eiti į antrą aukštą. Laiptuką išgyvojam.
Čia vėl langelis yra. Va, pažiūrėk, kas čia darosi. Atitrupėja, visur atitrupėja. Vienu žodžiu, čia reikia remonto. Reikia rimto remonto. Lubos, ten va irgi kampas. Kampas irgi. Taip, čia mes atsiduriam, ateinam į miegamą. Čia kaip miegamas. Spintos, žaliuzės. Taip, čia yra terasa. Tai ten tos durys, kur buvo tam kalidoriukė, vadinasi, yra išėjimas į... Oi, kaip cypia. Į terasą. Jo, va čia va šitos durys. Į terasą išėjimas. Kondicionieriai sumontuoti. Tik va ten yra daug kur pabėgę to patrupėjimo. Tai kadangi va viršui terasa kaimynų, tai spėjimas gali būti, kad jų terasa kažkur leidžia ir bėga vanduo per sieną. Tai šitoj vietoje reikia atkreipti dėmesį. Nes matai, yra viršui kaimynai. Gali būti, kad ten vanduo bėga per juos ir patenka per vidinę sieną. Bet kažkur čia šlapia šitoj vietoje. Taip. Sakė, čia Tai tvarkys communities, nes atseit. Tvarkys, ar ne? Dabar nufotografavo ir sakė, siūs į community. Tvarkoja. Kad tvarkys, tai tvarkoja. Kondicionieriai čia sumontuoti. Nes va visur toks patrupėjimų yra. Čia va stogo čerpės yra. Nu jo, čia. Trukimų, tokių visokių. Čia įtrukimas tai yra va šitų medinių reikalas. Čia yra medis ir jisai įdrėksta, o paskui jisai džiūsta ir kraiposi. Tai čia yra inžineriniai sprendimai priimti prasti, kai statė spintą. Tai dar kartą pažiūrim miegamą. Nu, čia vėl terasa. Dar kartą miegamą pažiūrim, paskui tualetą dar nueisim. Čia vėl elektrinės žaliuzės. Ir va čia kita terasa. Va, o čia jau mes jūrą matome. Čia jau jūra matosi. Čia tik tai minusas, kad reikia tvarkymo šitam būstui. Taip, reikia užsiimti. Čia yra, investicijos reikalaujantis būstas, bet su dideliu potencialu, nes čia nuomos atžvilgių tai yra ideali vieta, su vaizdu į jūrą, tvarkinga urbanizacija iš principo, baseinai, kiek, 2, ar ne? 2 baseinai ir vaikų 1 baseinas. Dar tai 3 galimas, ar ne? Taip. Bet 2 baseino zonos. O 1 baseinas yra su vaikams, tokiu skirtų baseinėlį. Galėsim nueiti. Taip, čia viskas tvarkinga, viskas gražu, čia jau esam buvę, tai žinom šitą vietą. Tik problemos yra va tokios, kaip matėm, kurias būtina tvarkyti. Nusipirko šitą būstą, čia teks investuoti. Tualetas, jau čia erdvesnis tualetas, vonios kambarys. Čia jau va dušas jau padarytas. Oi, tik įėjimas labai jau. Aš čia tai perdaryčiau turbūt šitą reikalą. Anoje būtų geriau pusėje, geriau dušo tas visas stovas, o įėjimas iš čia būtų. Labai siauras, ne? Labai siauras įėjimo dušas, taip čia, nežinau kiek čia. 2 sprindžiai, nepilni. Tai įsivaizduok, čia tas stiklas per didelis. Visų pirma. Dar vienas nelogiškas sprendimas, kuris ištaisomas. Ten vėl tas pats, elektra eina ir čia gyvatukui. Šitoj vietoj lubos, ką aš apie lubas galiu pasakyti, jos šitoj vietoj niekur nepatrupėjusios. Va čia tik tai problematiškiausia vieta, tai šita siena, tai čia aš darau spėjimą, kad viršų yra terasa, už tai iš jos leidžia vandenį vietomis. Ir spėju bėga per vidinės viduj sienos bėga vanduo, nes yra plyta, tarpas, plyta išorinė. Tai va viduj gali būti, kad vanduo ir bėga. Už tai drėksta ir viskas atsilupinėja. Jo, eisim dar apylinkę apžiūrėti.
Elektros skydelis, nedidelis, bet čia būtų ir nereikia didelio. Rodysim taip, va, išeinam vėl. Čia šviesa. Taip, nu, čia šviesa, o čia skambutis. Kaimynų langas, čia yra kaimynų miegamasis, o čia yra kaimynų virtuvės langas. Į viršų nelipsim, ten nėra reikalo. Dabar ką aš norėjau parodyti, tai, nu dar pasižiūrime va, tą vietą, kur mes buvom. Taip, čia va tie langai, virtuvė, ten miegamasis. Dabar uždarytos žaliuzės. Aš buvau tame miegamajam, čia va laukinė siena. Mūsų anas ir anas. Tie 3 tualetų langeliai. Čia yra kaimynų šitie 2. Siena iš lauko pusės nėra įtrūkusi, tai yra gerai. Apart tas, kas negerai, kad ten yra įtrūkę. Tai jau ten reikia su kaimynais bendrauti, su prezidentu šitų vadinamu ir su jais spręsti problemas, jeigu šitas būstas tenkina. O dabar einame link baseino. Čia terasą valo, tai iš karto vandenuko pribėgė. Bet čia yra sušlanga. Taip, ką mes čia matom, sutvarkyta. Vaikų žaidimo aikštelė. Čia iš akmenų tokie suformuoti pagrindai ir ant jų pastatyta. Va, vienas baseinas. Baseinas tvarkingas. Dušai va ten. Reikia būtinai po dušų palyst, kad į baseiną iššokt. Tokios taisyklės. Taip. Toliau. Taisyklės. Exclusive access for fee-paying residents. Tai čia tie, kas susimoka ir mokesčius, tik tai tos ir leidžia. Jeigu yra skolų, tai jie jau nenori leisti maudytis. Čia labai daug kas mėgsta nemokėti pinigų ir skolas lysti. Nu, žaidimo aikštelė vaikų. Čia irgi aš esu buvęs, esam tėvam išnuomavę šitus apartamentus. Pro čia mašina važiuoja, mašina ir važiuoja tenais tokia aikštelė yra po dešinę pusę, nedidelė. Tai va matosi, netgi čia stoja mašina. O mes atsimenu, nuomavome irgi vienus butą tėvams, jisai yra va šitoj vietoj. Čia privažiuodavom, išsikraudavom prekes ir nuvažiuodavom į tą aikštelę mažytę. Taip, mūsų apartamentai yra, jeigu neklystu, anas namas. Anas namas, dabar nueisim. Va, čia va dar vienas baseinas. Ir čia visiems šitiem baseinam yra priėjimas visai šitą urbanizaciją. O mes buvom va ten. Va tas mūsų terasinis butas. Taip, o mes va ten turim tą mūsų būstą, kurį apžiūrinėjom. Tai va tiek čia. Galima čia automobilį pasidėti, belė kur tik yra vietos, ten galima dėti. Nes jos nėra sužymėtos. Ir čia visiems priklauso gyventojams ir svečiam. Pakalbėjom su agentais, sakė, jie bandys su community spręsti šią problemą, nes visi tokie kaip įtrūkimai, tarkim, išorės, terasos, plytelės, tai turėtų viską community sutvarkyti ir pakeisti. Nežinia, aišku, kiek čia laiko užtruks, tai duos mums žinoti. Ką sakė apie kainą? Kaina šiuo metu 270, 3 miegamieji, dupleksas. Ir aišku, viduje vis tiek reikalingas remontas, tai galima dar dėrėtis kainą. Kainą galima dėrėtis, ar ne? Aha. Bet tiek, kad ten labai daug remonto, ne, reikalinga. Nu, ten patikino prezidentas vadinamas. Taip, žiūrėsim realiai, kiek pats community sutvarkys tenais viduje. Tas problemas kiek išspręs. O kada jie pažadėjo išspręsti? Nu, tai turėtų kelių mėnesių bėgyje jau spręsti tas problemas. Kelių mėnesių bėgyje. Pradėti spręsti. Nu, okei. Tvarkoj, tai tokia vat yra. Tokia situacija. Važiuojam.
kol dar nepamečiau minties, ką kalbėjau, išvada dėl šito būsto. Reikia daug investuoti, tai arba mušt kainą, arba ieškoti vis kito varianto, nes jeigu community sutvarkys taip, kaip ispanai, kad tvarko, tai uždažys, paslėps ten tuos defektus tik tai, kad parduot, tai po kelių metų vis tiek išlysta problema, ta pati problema gali kartotis. Taip, nes aš asmeniškai ispanų remontais nepasitikiu, geriau pats tvarkyčiausi, nes jie gali ką padaryti, mušt kainą. Gali bandyti mušt kainą, bet jie gali galvoti taip, kad padarys kosmetinį remontą, užmaskuos problemas ir parduos už tai, kiek jie nori parduoti ir viskas. Tai vat geriausia, aišku, yra ateit pamatyti, mano manimu, būstą be remonto. Realią situaciją. Jeigu ypač tu perki iš ispanų, aišku, iš bet ko tu gali susidurti su bet kokios tautybės žmonių parduodamo būstų. Čia nepriklauso nuo ar ispanas ar lietuvis. Bet esmė tame, kad geriau pamatyti be remonto būstą, tada tu pamatai realią problemą. Jeigu nėra, tai tada valio. Taip, nes Pasiperki ir pasidarai pats savo kosmetinį remontą. Nes, pavyzdžiui, mes su vienais klientais irgi žiūrėjom būstą virš 300 000, tai, pavyzdžiui, miegamosiose buvo papelysios sienos. Tai savininkas sako, mes čia uždažysim, nepergyvenkit. Bet realiai, jeigu tu perki uždažytą kosmetiškai, o problema neišspręsta, tai po kelių mėnesių tau tas pelėsis vėl išlys. Jo. Tai būtų va tokie pastebėjimai šios apžvalgos metu. Pirktum tokį būstą? Ar aš pirkčiau tokį būstą? Kaina 200... Prašoma kaina 270. 270. Pavyzdžiui, už 250. Okei, aš bandyčiau mušti kainą, jeigu mes turim geresnį variantą, perkam geresnį variantą. Jeigu nėra iš ko rinktis, kaina, jinai po pusės metų, jinai gali pakilti. Nes šitą būstą jį galima išnuomoti, paremontavus drąsiai. Tai kainos čia Costa del Sol, bet kokiu atveju kiekvienais metais kyla kažkur 10-12%. Tai, Čia labai daug ir nepažaisi su tuo mušimu, supranti, nes jeigu ne tu nupirksi, atsiras kas kitas nupirks. Investuotojai nusipirks. Tai tu ir renkiesi. Jeigu turi geresnį variantą, žiūri, kiek tu turi laiko, jeigu tu gali laukti metus, tai tu lauki. Bet po metų kainos vėlgi viskas kyla į viršų. Tai ir įsivertini. Be abejo, bandai dėrėtis, žiūri, ką jie ir kalbos ir leidžiasi ir ne. Visus tos taisymus, ką community ten žada padaryti, tvarkoj. Aš pažiūrėčiau, ką jie padarė ir kaip jie padarė, o paskui spręsčiau, ką man toliau daryti. Ir viskas. Jeigu jie iš viso padarys. Šiaip kitas sprendimas, kad turint būsto, pavyzdžiui, draudimą, jeigu būstas yra community, jau bus visas suremontuotas ir nusiperkat jau sutvarkytą būstą ir turint būsto draudimo, tai paskui kreiptis galima į draudimą, jeigu vėl kažkokios ateityje problemos iškyla. Galima per draudimą žaisti, bet čia vėlgi žaidimas, vėl, žinai, galvos skausmai. Esmė ta, kad čia perki truputį su reikalais šitą variantą. Ir jeigu tu nebijai tokių reikalų, pirki. Jeigu tu nenori turėti galvos skausmo dėl tokių reikalų, nepirki. Tik tai yra kitas dalykas, kad tu nusipirkęs kitoj vietoje, negarantija, kad tu vėl neturėsi reikalų. Taip. Nes čia Ispanijoje dažnas variantas, kad tu nusipirkęs bet kokį būstą, yra mažas procentas, sakykime, 10% ir tai yra, kad tau bus kažkas iškils. Netgi, pavyzdžiui, mes kaip pirkom. Nesitikėjom, kad bus tokia ant siena ten kažkur. Bet ką, nusipirkom, aš nesigailiu vis tiek, kad nusipirkom. Patys išsigriuojant ant tą sieną, aš kampą išsigrioviau, susitvarkiau, aš žinau, kad ten problema dar yra teraso, reikia keisti plyteles, nes aš neišsprendžiau problemos, bet, čia taip yra, čia yra Ispanija, čia nuo to nepabėgsi. Visi seni pastatai, jeigu perki seną pastatą, jis yra problematiškas, nori, nenori. Jį tenka investuoti, nori, nenori. Terasas keisti, nes čia nėra naujos statybos. Taip, kad čia perki... Netgi mes buvom naujuose namuose apsižiūrėti, kai kuriuose irgi kampai, ypač po tos audros, čia kur praūžė visą savaitę smarkiai lijo,
Tai kampai netgi naujuosiuose būstuose buvo drėgni ir matosi drėgmės pilna. Tai va, tai netgi naujose yra problemos. Taip. Tai reikia labai atkreipdėmėsi į visus kampus, apžiūrėti, ar nėra pelėsių, ar nėra kažkokių patamsėjusių vietų, nes ten jau gali būti drėgmė. Nu, nekilnojamas turtas turi savo specifiką, taip kad čia to dalykų neišvengsi, jeigu jau užsiemi tais reikalais, supranti, kad taip gali būti. Ir čia ne tik Ispanijoje, ir Lietuvoje irgi būna tos problemos. Mes Pajūry irgi turėjom būstą ir tik tiek, kad Ispanijoje yra daugiau potencialo į uždarbio, investicijų, didesnės grąžos, saulė šviečia virš galvos. Ištisus metus. Ir plus, ir netgi ilgalaikė nuoma čia daug didesnė negu, tarkim, Lietuvos Pajūryje. Taip, nu okei.